Sveiki visi, su jumis dabar Freshen Taste administratorius. Tad nusprendėme padaryti mūsų YouTube kanalą, kad jums būtų lengviau pasirinkti jums norimą prekę, bei žinotume dėl labiau iš šitą pasaulio cigarečių elektroninių, kad žinotume, ką sakyt mums, kai perkate ir šiaip, kad būtumėte gudresni perkant šitas prekes visokias. Ne tik iš mūsų, bet iš kitų parduotuvių. Tad pradėkim. Šiandien parodysiu jums Aerotank mega kaitiklį, kuris yra 14 metų naujausias Aerotank kaitiklis. Manau, kad geriausias mano manimu. Aš jau spėjau jas pabandyti, kaip viskas veikia kartu. O čia yra Spinner Vision 2, pilkos spalvos. Ten mes irgi apžiūrėsime, pažiūrėsime, kaip tas veikia kartu, iš kokių detalių jie susirenka, kaip tai viskas atrodo. Tad pradėkime. Da gal nuo pirmas mūsų apžiūrima prekė tai bus Aerotank mega kaitiklis. Tada atidarykim jį, pažiūrėkim, kas dėžė yra, kas kaip atrodo. Gerai, tada taip atsidaro. Šitą pakeliame į šoną. Tad kaip sakiau, aš jau spėjau įpilti skysčio čia. Va, pats Aerotank kaitiklis, mega naujausia versija. Biškai patiekim į šoną. Tada kas eina į komplektą, tai yra naujas kaitinimo elementas 2 ohmų, kurį galima rūkyti nuo 3,5 iki 5,5 voltų ant baterijos. Tad štai taip atrodo biškai naujesnė versija, štai čia. Va ką, gerai. Padėkim tada čia. Čia eina žiedas, kad jis gražiau sulikionė savo bateriją, kad viskas gerai atrodytų. Ir toliau eina specialus žiedas pakeis šitą stikliuką, mažą ką stikliukas sudūžta arba prie jokio modo geriau priderint. Tiesiog galima jį pakeisti ir todėl viskas bus metalinis korpusas pilnai ir viskas bus gražiai. Tada padėkime šitą į šoną. Gerai, tada po to mes apžiūrėsime labiau šitą Aerotank kaitiklį. Ta prasme, gerai, aš dar pasakyti apie tai, kad čia irgi yra pagerintas reguliuojamas oro padavimas. Kaip matote, čia yra tokia skylutė. Štai šitoj vietai. Va. Čia galima sukelioti pusę ir ta prasme tada didės arba mažės srovė, kuri patenka pro šitą skylutę, oro srovė. Ir arba sunkiau galima bus įpūstinėti, arba lengviau eis dūmai. Tad kol kas iš šito kaitiklio tiek, šitą galima nuimti, čia nėra galima pakeisti bet kokią kitą. Turime, tai parodysiu jums. Štai tokį dalyką galima pakeisti. Prasme, įsideda čia ir tada štai taip galima pakeisti štai tokių drypų. Va. Padėkime štai viską normaliai, kaip buvo atrodė iš pirmo. Gerai, tada šitą padėkime štai čia ir tada apžiūrėkime bateriją. Štai atsidaro štai čia. Tad čia atidarykim. Va, baterija. Tai va, čia yra Spinner Vision 2. Naujos kartos Spinner Vision 2 reguliuojamo voltažo baterija. Čia yra, prasme, geresnė, nes ta prasme, kaip visi kaitikliai bet kokį, tada tokį tik prisuksim čia kaitiklį, jeigu daug rūkysite ilgai, tada jis nedegs iš apačios, nes būna, kad kai kuriuose baterijose, kad čia iškart būna, kad labai karšta pasidaro, o čia nebus, nes čia yra specialika funkcija. Čia yra irgi sureguliuojama voltažu, kaip jau sakiau, o štai yra iš apačios reguliuojasi ir viskas tai sufokusuosim. Štai, čia galima sukeliot. Čia nuo 3,3 iki 4,8 voltažas eina. Ir čia yra dar labai gera funkcija, kad, kaip matėte, čia yra mygtukas, jis spindi 3 spalvom. Jeigu spindi mėlynas arba oranžinis, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, oranžinis tai reiškia, kad jau baterija beveik išsikrovus. Mėlynas reiškia, kad baterija pusiau įkrauta, o baltas reiškia, kad baterija krauta pilnai. Tad čia galima labai daug pažiūrėti pagal jį ir tikrai labai gera funkcija. Dabar, kadangi dega geltono, reiškia, štai gal tikriausiai čia matote. Jo, reiškia, bateriją reikia krauti, nes gali greitai išsikrauti.
Tad dabar prieikim, žiūrėkim, kaip jį dūmina, kaip kas ir tada baigsime šitą video. Tada va, konveijos komplektas išeina toks. Aerotankas, Magic Spinner Vision 2. Dabar tada pažiūrim, kiek išeina dūmų. Statom tada ant 4,8 voltų maksimum. Tada oro padvijimas irgi ant maksimum. Tai va, dūmų tikrai nemažai. Tai va, čia yra Spinner Vision 2 pilkas ir Aerotank mega naujoji versija. Dėkui visiems už peržiūrą. Šiandien pamatysite daug naujų video susijęs su elektroninėm cigaretėm. Taip pat, ką gausime naujo, tą jums parodysime iš karto. Tad dėkui už peržiūrą, like, comment, subscribe.